Jėzus sako, keliaukite ir pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Akliai praregi, reišiai vaikščioja, raupsuotai apvalomi, kurtieji girdi, mirusiai prikeliami. Jėzus nesigeria savo stebuklais, bet ženklais. Tai yra tuo, kas įvyksta žmoguje, kai jis iš tikrųjų sutinka Jėzų. Ir prisiminkime, sutikti Jėzų nereiškia vien žinoti apie jį, sukalbėti maldą ar būti pamaldžiam. Ne. Sutikti Jėzų reiškia gyventi jo Evangeliją savo kasdienybėje. Ir kas atsitinka žmogui, kuris priima Jėzų? Girdime, akliai praregi. Tai ne tik fizinis stebuklas. Pranašas Izaijas 29 skyriuje sako, tą dieną akliai matys. Ką jie matys? Kas iš tiesų yra Dievas? Jo meilė, švelnumą, rūpestį. Matys save tiesoje ir gailestingume. Tie žmonės pradeda save priimti, susitaiko su praeitimi. Matys kitą žmogų ne kaip varžovą, bet kaip dovaną. Matys pasaulį ne baimės, bet pasitikinčio tėvo akimis. Ir girdime, šlubėjai vaikščioja. Izaijas 35 skyriuje pranašauja, šlubasis šokinės kaip elnias. Šlubavimas reiškia gyventi pusiau, be krypties, be ryžto. Bet žmogus, kuris įgyvendina Evangeliją, pradeda eiti, augti, keistis, bręsti ir net parpuolęs atsikelia ir eina toliau. Tokius ženklus Jėzus daro ir šiandien. Ir jei tu kažkada tai patyrei, pasakyk tiems šiandienos Jonams, kurie abejoja, papasakok jiems apie viešpaties darbus, sustiprink tu jų tikėjimą. Kitas 3 Jėzaus veikimo sritis - apvalimą, girdėjimą ir prikėlimą - apmąstysime rytoj. Kviečiu paspausti patinka ir pasidalyti šiuo įrašu su draugais. Gražios dienos ir prasmingos meditacijos.